Sveiki mokiniai! Tikiuosi, kad jums patiko tai, ką išmokote ankstesnėse pamokose. Prisiminkime visą tai. Visų pirma, prisiminkime, kas yra įprastos bei anoniminės funkcijos. Įprastos funkcijos naudojamos tam, kad kodas būtų aiškesnis, lengviau suprantamas ir nepasikartotų. Jos yra apibrėžiamos su def raktiniu žodžiu. Šios funkcijos priima argumentus, atlieka veiksmus, gali grąžinti reikšmes. Tuo tarpu, lambda funkcijos yra paprastesnis funkcijų variantas, skirtas atlikti trumpus veiksmus. Skirtingai nuo įprastų funkcijų, lambda funkcijos neturi pavadinimo ir užima tik vieną eilutę kodo. Lambda funkcija reikalinga tik laikinai arba vieną kartą. Ji naudojama norint sutrumpinti kodą ir padaryti jį kompaktiškesnį arba kartu su kitomis funkcijomis, kurios priima funkciją kaip argumentą. Pavyzdžiui, map, filter, sorted. Tačiau anoniminės funkcijos gali atlikti tik vieną veiksmą. Be to, tokios funkcijos negali turėti sudėtingų struktūrų, tokių kaip ciklai ar kelių eilučių sąlygų. Beje, naudojant jas ilgesniam kodui, jos tampa sunkiai skaitomos, tad kartais geriau naudoti įprastą funkciją. Pamokose taip pat susipažinome su rekursinėmis funkcijomis. Rekursinės funkcijos yra specialus funkcijų tipas, kuris išsiskiria tuo, kad jos iškviečia pačios save. Rekursinė funkcija vykdo šiuos pagrindinius veiksmus. Bazinė sąlyga – terminavimo sąlyga. Bazinė sąlyga apsaugo nuo begalinės rekursijos ir užtikrina, kad funkcija baigsis. Rekursijos žingsnį – tai dalis, kurioje funkcija iškviečia pati save, tačiau su supaprastintais arba mažesniais duomenimis, priartėdama prie bazinės sąlygos. Rekursija turi tam tikrų privalumų. Pavyzdžiui, kai kurios problemos, pavyzdžiui, matematiniai modeliai, natūraliai suskaidomos į rekursinės dalis. Rekursiją dažnai galima pakeisti iteracija. Tačiau pasirinkimas priklauso nuo situacijos. Iteracija yra greitesnė ir efektyvesnė, kai svarbus našumas. Rekursija geriau atspindi problemų susijusių su rekursyvinė logika esmę. Dar vienas mūsų aptartas įrankis buvo memoization, tai yra rezultatų įsiminimas. Tai yra optimizacijos metodas, kuris padeda pagerinti rekursinių funkcijų našumą, išvengiant perteklinių skaičiavimų. Tai pasiekiame saugant jau apskaičiuotus funkcijos rezultatus ir juos naudojant vėlesniuose iškvietimuose. Todėl tie patys skaičiavimai nebėra atliekami kelis kartus. Kai funkcija yra rekursinė ir dažnai kviečiama su tais pačiais argumentais, memoization leidžia išvengti pakartotinų apskaičiavimų. Tai pasiekiama taip, kad pirmą kartą, kai funkcija iškviečiama su tam tikra įvestimi, jos rezultatas išsaugomas tam tikroje duomenų struktūroje. Pavyzdžiui, žodyne. Kiekvieną kartą, kai funkcija vėl iškviečiama su tais pačiais argumentais, rezultatas tiesiog paimamas iš atminties, o neskaičiuojamas iš naujo. Taip pat mokėmės apie pagrindinius failų režimus. Naudojant funkciją open galima atidaryti failus įvairiose režimuose. Skaitimo R, rašymo W, priedų A ir skaitimo bei rašymo R+, bei kaitimo ir rašymo režimas su pridėjimu A+. Failo atidarimui rekomenduojama naudoti with komandą, kad failas būtų uždarytas automatiškai užbaigus darbą. Skaityti failui naudojame read, readline ir readlines metodus. Rašymui į failą naudojami write ir writelines metodai. Vėliau perėjome prie Python ir C++ integracijos. Python yra paprasta ir lanksti kalba, tačiau lėtesnė už C++, kuri yra greita ir tinkama našiems skaičiavimams. Integruojančias kalbas naudojami įrankiai kaip pbint11 ir ctypes, kurie leidžia Python programoms pasiekti C++ funkcijas. pbint11 leidžia lengvai integruoti C++ funkcijas į Python programas, automatiškai konvertuojant duomenų tipus ir suteikiant paprastą sintaksę. Ctypes leidžia tiesiogiai kviesti C arba C++ funkcijas iš Python, bet reikalauja daugiau darbo su duomenų tipais. Štai ir viskas, ką spėjome aptarti per paskutinės 2 pamokas. Šiam kartui tiek, susitiksime kitoje pamokoje.